Šiais metais mes esam komanda UP, dalyvausim raudonoj trasoje. Kolegė dalyvaus pirmą kartą Vilnius Challenge, aš dalyvausiu 4. Man iššūkis. Mes kaip komanda treniruojamės bėgiodami, kažkaip pasikonsultuodami tarpusavyje. Žiauriai naudinga, pirmą kartą gyvenime dariau, labai patiko. Ir griuvom, ir kėlėmės, ir ten visus punktus per naują surinkom. Bet, žiauriai fun, labai naudinga. Mišrėje dalyvaujam su mergina, su drauge ir tiesiog nusprendėm išbandyti kažką naujo, mums bus pirmas kartas ir norisi tiesiog naujų įspūdžių, naujų potyrių. Treniruojamės bendrą fizinį pasirengimą, bėgiojam, važiuojam dviračiais, plaukiojam, riedučiais važinėjam ir jau antrą kartą dalyvaujam treniruotėje, orientavimuose ir manom, kad įgūdžiai gerėja. Iš tikrųjų, šitą orientavimuose treniruotė labai naudinga, nes padeda susipažinti su orientavimuose žemėlapiais, su bendrai orientavimuose miške, gamtoje, aplinkoje ir susipažinti su varžybų tvarka, varžybų organizacija ir tiesiog susidirbti komandoje galiausiai. Nusprendėme dalyvauti mėlynoje trasoje, nes tai mėgstamiausia draugo spalva yra. Manau, kad buvo naudinga, kadangi nei karto aš bent jau nesu dalyvavusi jokiose orientacinėse žaidynėse. Tai tiesiog davė tą bendrą supratimą maždaug apie ką kalba eina. Sužinojau, kad bus iš tikro labai įdomu ir sunku. Praeitais metais ten teko šiek tiek dalyvauti, tai mes suklydom su tais punktais, tai šiais metais nesuklysime, tikėkimės. Kaip pabradžiavos? Gerai.